Labas rytas. Be 27 mes pajudam, nes laukia mūsų kelias link Varnos 4 valandas, užtat mes šiandien labai ankstyvi užsistatėm 4:30, tikri šaunuoliai, tikri muristai, turistai norintys daug pamatyti, keliasi labai anksti. O grįžę mes jau namo galėsim įsimiegoti parti iki 11. Tai, jeigu bus laiko. Nes žolė pasirodo užaugusi didelė. Nieko, dar mes turim porą dienelių Bulgarijoje ir suksim link namų pro Rumuniją. O laukia dabar kaip šalta, tik 12 laipsnių. Tas toks ankstyvas. Bet nesuraidytas. Rūkas, saulė, toks mistinis rytas. Oi, fainiai. Kas ten gana geras? Eita sau, žiūri tiesiai į mane. Bet tai kaip jie nenukrenta? Kaip jie laipioja tokiais? Padėsi žmogeliui? O, mūsų Poweras bankas. Не работает? Сейчас, секундочку. O, padėjai. Sustojam biškam. Kavytę degaliniai. Nes jau grobą nuo pačio ryto nieko nevalgėm. Sandwich. Skaniai. Skanus. Pagaliau po šitiek laiko atvažiuom į Nesebarą. Nesebaras yra toksai miesteliukas su savo nuostabiu senamiesčiu, tokia sala, iškyšulys. Į miestą praktiškai tu neįvažiuosi pasilikti mašiniuką, reikia prie senamiesčio, arba čia galima pasilikti, jeigu nori. Bet tada labai daug reikės eiti. Nesibark. Jau prie Juodosios jūros įlankos jau prasidėjo bagotumai. O, jau čia visas turtingumas. Jau čia dieve, kas per grožis miestelio. Važiuojam ten. O po to matysim, kas grįš. Už 300 metrų pasukite kairėn. Tas 82 vietos. Per tos gyvenamosius namus eiti. Gali patikėti? Bet mes prie Juodosios jūros. Dar ne prie Juodosios jūros. O, matau. Šičia įlanka. Ir šitą tašką esam pasižymėję, pasižiūrėti. Čia senovinis miestas buvęs. Likučiai. Čia likučiai Nesebaro senojo. Viskas. Daugiau pasakojimų nebus. Parodysime, kaip atrodo tiesiog Nesebaras, jo apylinkės
Jo visą grožį, ką mes pamatysime, jums ir perteiksime. Tu kaip čia fainai. Užėjom į parduotuvę, savininkai, vienas, kitas ir tikrai produkcija, žinokit, tikrai verta dėmesio yra. Ir kainos labai realios. Taip pat vyram pasirinkimas irgi labai didžiulis yra. Tikrai verta ateiti. Čia visą paveiksluojas. Čia tom nebėra gatvėm, gali vaikščioti. Out in the pale light, where dreams come undone. And everyone wants to know how long you can run. Well, I don't wanna wake at the end of the road, just enough to go round. Nu ką dariau? Ryklieną valgysi. Akula. Akula valgysiu. Ryklė. Nu ką, lemiamas momentas. Rykliuką? Ryklieną. Kol kas žuvis. O koks panašumas į ką? Sunku pasakyti, tešloje yra. Paskiau pasakysiu. Gal čia tik vadinasi ryklieną. Dariu, kaip fainė, ne? Pasivaikščioti. Kurią pusę sukam? Jo. Kokia varna? Varna. Įvažiuojame į Kar. Ne į Kar parką, o į Varnos miestą. Koks Varnos miestelis. Labai mažas, mažytis. Na va. Varna pagal dydį yra 3 Bulgarijos miestas. Ir jinai talpina 350 ir daugiau tūkstančių žmogeliukų nuolatinai gyvenančių. Ir tokių kaip Uselis Suselienė atvažiuoja. Einam į savo studytę. Oi. Visai nieko. O, dabar ramybė. Nu ką, duok ranką. Kur einam? Prie jūros. Prie kokios jūros? Prie juodosios jūros. Einam pažiūrėti, jinai tikrai juoda. Kas ne juoda. Kol kas žydra. Out in the pale light, where dreams come undone. And everyone wants to know how long you can run. Well, I don't wanna wait at the end of the road, just enough to go round. Some say there's still hope if you don't make a sound. I just wanna Sigandai? Ką? Meduzytės. Kokia faina.
Kur buvai? Oi, šiltas vanduo kaip arbata. Kaip arbata, jo. Ir toli gali gilyn eiti iš vis. Bet šaltyje išgilėt šaltį. Ką mano husbands lapata? Mūsų svajonė išpildyta. Prie Juodosios jūros pakrantė, ne? Nu ką, paskutinė transliacija ir vėl nuo ką? iš Juodosios jūros. Sėdim vandenį. Aš tupiu vandenį šiltoj arbatai. Nebėra prasmės tęsti šios dienos nuotykius, nes šios dienos nuotykiai tęsis iki vakaro, vat būtent iš čia. O mes jums siunčiame didžiulius linkėjimus iš Juodosios jūros, Iš Varnos. nors jinai be galo žydra. Ačiū, kas žiūrite, ačiū, kas komentuojate, o mes šaukiam valio. Ačiū Varnai. O rytoj jau paliksim Bulgariją. Ir bus dar vienas vidiukas iš vienos vietos Rumunijoje. Taip kad sekite, komentuokite. Ai, kanda, kažkas kanda. Ačiū. Viskas, ačiū.